Labas vakaras. Eteryje nuomonių laida Paskutinė instancija. O aš esu paprasta žurnalistė Rūta, jūsų kaimynė. Ir dabar aš jums paaiškinsiu, iš ko susideda šilumos kaina. Didžiąją dalį sudaro jūsų duoklė vadinamiems Rubikono vyrams. Dar dalelė atitenka politikams, juk jie rūpinasi ne už dyką Rubikono vyrų gerovę. Kas man pasakys, kiek moka už savo 900 kvadratinių metrų namą Zuokas su Zuokienė? Mokate jūs. Toliau. Čia bus už ateitį, būsimiems Seimo rinkimams, kad išrinktų teisingus. O čia malkos, kurias Zuokas kažkodėl vadina dujomis. Ką tu čia darai? Radiatorių dažai, išprotėjai. Padarykit eksperimentą, paskambinkit į Bionovusą, Rubikono dukterinį įmonę, pasakykite, kad turite daug medienos ten skiedrų, drožlių ir paklauskite, po kiek iš jūsų nupirks. Jie moka 50 litų. Už kubinį metrą. Taip. Ar ten už toną, nežinau, kaip jie ten dabar, taip? Kai į kainą ateina suma, biokūras kainuoja 700. Tai kodėl iš 50 litų tampa 700? Tai pridėkite realius kaštus pervežimo, ten transportavimas, saugojimas, nes atsivežus tą kūrą, žinoma, ir visa kita. Nu, tegu bus 100, 150, na, 200 litų gali kaina būti, savikaina to kūro, bet ne 700. Žinot, kas buvo pasakyta? Tai mes perskaičiuojam biokūrą pagal naftos ekvivalentą. Kokios čia nesąmonės yra daromos toliau? Man dar būnant komisijos pirmininkė, išsiaiškinom, kad Klaipėda pirko, tuo metu, kai Klaipėda pirko dujas po 800 litų, Vilniaus Energija pirko po 1200 litų. Tai tada, man būnant komisijos pirmininkė, tai aš pasakiau, vyrai, tai gal jeigu jums tai brangiai parduoda tas dujas, tai gal paprašykim, kad Klaipėda mums nupirktų ir mes nupirksim iš jų, 50 litų brangiau, tarkim. Kodėl jūs meluojat žmonėms, sakydami, kad jūs neįtakojate kuro kainų? Nes jūsgi perkat dujas iš savo įmonės dukterinės tarpininkės, Dalkija Lietuva. Ar ne? Pramoginiams laidoms ir užsukamosioms laidoms mes komentarų neteikiame. Ar būtų galima sužinoti, ar už tą namą yra sumokėta ar ne? Ar jūs šit nešnekat apskritai dabar jau? Su nekorektiškos ir neetiškos žurnalistikos atstovais nebendraujate. Bet jūs ir su kitais nebendraujate? Telefonu bei tokiu būdu. Ir taip pat su biokūru beje elgiatės, irgi patys iš savęs perkate. Tai jūs galėtumėt į šitą vieną klausimą kaip nors atsakyti? Kaip jau ir minėjau, įmonės pozicija yra tokia, kad pramoginėms bei užsakomosioms laidoms komentarų neteikiame. Tai tuo norėčiau ir baigti. O sakykit, taršos leidimus jūs parduodat? Įmonės sprendimų pramoginėms ir užsakomosioms laidoms komentarai nėra teikiami. Ir nei vieną bet kokį klausimą? Jūs puikiai supratot.